Filmas sukurtas draugė su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir visuomeninė organizacija Asociacija kariuomenės kultūrai remti. Visas pasaulis po tavo kojom, o tavo pareiga saugot rytojų. Tu negali abejoti savo sprendimais, nuo jų priklauso žmonių likimai. O dangus virš galvos, raudonos spalvos, toks pat kaip kraujas iš tavo žaizdos. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu kažką brangaus namie palikai. Gal tu dabar toli nuo tėvynės, bet meilė širdį kaip kulka krūtinėj. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu ne vienas, šalia tavo draugai. Ir kai sugrįši namo į gimtinę, nepamiršk tos dienos, kuri galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Alerzu, pasimiltai, lyja ir lyja. Visus kurmius baigia iš žemės išplauti. Sergėk, Dieve, nuo tokio lietaus. Ai. Gal, sakau, motin, be reikalo mes čia vargstam. Važiuotumėm į Vilnių pas vaikus. O ir nereiktų mums čia nugarus lankstyti. O ką jau aš, Dieve, ant to asfalto, tai aš numirčiau. Ką te daryti? Taigi anūkelius auginti pamačytum. O ir šiaip jau vasarą nebeatveža. Taigi sakė, kad atveš. Po Ispaniją važinėja, į ką jau te geriau randa, nežinau. O čiagi į kiaušiniai, į pienas, šviežias. Į uogų va nespėjom skyt. Į obuolių kiek. Taip. Oi, Dieve, ramybė kokia. O ramybė kokia. Ага. Ну, что, старички, принимайте гостей. Балки, що жальті? Брось грабли, старый хрыч. Тėvai nelįsk, tėvai nelįsk. Простошь! Старая ведьма! Это сейчас зарежу. А ну, сволочь, говори, где водка? Нема водкис, нера намоте. Я тебе дам, нема. Смотри, пиво нашел. Значит так, мамаша, давай жрать. Жрать, кому говорю, старая ведьма. A tu valgyt, vaikeli, nori? Нетрок неку бандитой. Ах, ты меня бандитом будешь обзывать. Я тебе сейчас покажу бандита, фашист латышский. Palauk, vaikeli, palauk, aš tau bulvių duosiu. Va, žiūrėk, va. Что это за херня? Va. Kартошка. Nu. Мясо давай! Neturim mes mėsos, neturim. Neturim mėsos. Nebent kokią vištukę, bet nukirstum. Чего ты бормочешь? Sakau, vištukę nukirstum. Ну, Va. куда ты прешь? Va, žiūrėk, vaikšto, va, vištukę nukirstum. Курица это. Nu. Ну, старая дура, ты что, совсем русский язык забыла? Я тебе припомню. Ну, давай быстро гуляй! Ну, ты чего? Чего ты расселся, старый козел? Давай убирай! Oi. За меня торнаруси бандиты. Ах, ты меня бандитом будешь обзывать! Я тебе сейчас покажу Palauk, aš surinksiu. Nemušk, surinksiu aš. Так-то оно лучше. Ты мне смотри, дед. Скажи спасибо старой, что я тебя не прикончил. А ты, старая, давай. Вон за курицей.
Prašau, arbatytės. Ačiū labai. Nu, tai kokie vėjai čia atnešė? Gal kokių naujienų man atvežė? Kokios čia naujienos? Jūs dabar visą situaciją kontroliuojat. Galvoju, kas čia sėdėsiu centre, net pabendrauti nėra su kuom. O čia galvoju, atvažiuosiu, viską nors sužinosiu. Tai tiek pabėgėlių ir nėra su kuo pabendrauti. Nu, ką čia bendrausi? Žinai, buvo čia toks vienas, šachmatais pažaisdavom ir tas į vakarus pabėgo. Tolyn. O dabar, žinai, į mane visi kaip į vilką žiūri. Užjaučiu. O mes po truputį judame priekin. Vieną jau turim. Kurį? Nu, tagi Sergejų, kur su automatu pabėgo. Pats pasidavė? Toks žygitas ir be kovos. Net atsišaudyt bandė. Tikiuosi šį kartą belkų? Spėk. Ne. Vyrai net nespėjo policijos sulaukti. Suraitė į maniškį kaip šiltą vilną. Ačiū Dievui. Klausyk, o kaip tas kitas Kolė? Kolė? Kolė kol kas slapstosi. Bet nieko, surasim ir neilgai truks. Klausyk, o kaip tas Kolė, koks jis žmogus? Žinai, už Sergejus buvo tylesnis, baikštesnis. Aš manau, kad jis ilgai nesipriešins. O arbata labai gera. Čia tokios arbatos negaus. Vyrai iš Afganistano atvežė dovanų. Labai gera arbata. Gera arbata. Ar jis tikrai mano tėvelio draugas? Nu, aišku, draugas. Oi, žinok, mes korešai nuo vaikystės. Bet mano tėvelio draugai su tokiamis mašinomis nevažinėja. Nu, važinėja, nevažinėja. A koks tau skirtumas, ko tu pritačkas prikibai, ką nepatinka? Ir nekalba taip. Aš noriu išlipti. Nori, nenori, viskas ne nuo tavo noro priklauso, matai. Nieko, tuoj tavo tėvelis atlieks. A mes namuose ir palauksim jo. A tu krūta? Ja, krūta. Nu nieko, tavo tėvelį ragus aplaužiau. Gal kaip nors ir su tavim susitvarkysi. Gal į tamstą, kapitonę, paliekam sunkvežimį saugot? Tai miške dar į kelnes pridarys. Vat jeigu tokį paliksi, tai iš tikrųjų privarys. Matai, koks išsigandęs. Kai pradės šaudyti kiekvieną krūmą, dar saviškius nušaus. Tai ką dabar darysim su juo? Kaip tokį paimti? Nežinau, susitvarkys. Po to prie parduotuvės komandas vykdė? Vykdė. Nu, svarbu dabar, kad baimė jo nenugalėtų. Keista, kad dar jis vienas taip sureagavo. Gerai, reikėjo karius, aš su juo pasikalbėsiu. Sau. Gerai, kiojame. Na ką, kary, kaip savijuta, viskas gerai? Boružėlę pamačiau. Nekenčiu tų boružėlių. Ką? Atsiprašau, tamsta. Viskas gerai. Čia gal organizmo reakcija, galima sužeidimą į pilvą, nes... Palikti išvedžiojimus. Draugam pasiaiškinsi. Aš dar ne to esu matęs. Pirmą kartą ne vienam tai būna. Galėsi vykdyti užduotis? Taip, tamsta. Rikiuotė, bėgte, marš! Situacija yra labai rimta. Todėl visi privalo telktis. Atsargiai. Turiu pagirti, kad kaimeliai elgėte šauniai ir viskas baigėsi laimingai. Taip atsitiko todėl, kad mes elgėmės kaip viena komanda. Visi tiksliai vykdėte įsakymus. Taip turit elgtis ir toliau. Laisvėje liko vienas bėglys. Dabar šukosime mišką ir jo ieškosime. Pamačius priešininką į kontaktą su juo neiti, pranešat man arba seržantui. Mes iškviesime Arą. Seržantė, iškleisk karius užduočiai. Klausau. Kariai, skleisimės į kairę ir į dešinę. Šukuosi mišką. Atstumai 3-4 metai tarp jūsų. Pamatę priešininką, įsitvirtinat. Keitiklius, į ugnies padėtį. Paskui mane. Mes šukuojame 19 kvadratą. Supratau, 19 kvadratą. Aišku, elgsimės pagal situaciją. Ryšys baigtas.
Mama, čia aš. Kaip tu? Viskas gerai? O kaip tėtis? Juk ten žadėjo šitą operaciją kaip... Tada viskas gerai. Ne, mamit viena. Arvydas darbe dirba. Nežinau. Nėra viskas taip gerai. Klausyk, aš tavęs norėjau paklausti. Juk būdavo, kad ir jūsų tėčių susipykdavot ir... Oi, tik nereikia. Aš juk viską suprasdavau, netokia maža ir buvau tada. Ne, aš noriu paklausti, kaip jūs tada taikydavotės? Nežinau, ką man daryti. Aš, spranti, kalta prieš Arvydą ir... Ne, tai jis nėra toks nekaltas, bet... Mama, niekur tu nevažiuok, viską patys susitvarkysim, viskas... Gerai, gerai perduosiu. Ir tu tėti nuo manęs pabučiuok, gerai? Ate. Чего, старуха? Кишка тонка. Ну, ай. Давай быстрее готовь. Времени нет, жрать хочу как волк. Герой, давай двигайся. Герой. Что там бормочешь? Что там бормочешь? Не умеешь говорить как человек, как молчи. Tėvuk, nesipriešink! Tėvuk, vaikeli, nemušk jo žmonės! Žmonės tėvuką užmuš! Marija, nemušk! Зарежут, твари! Тихо. Aš jį mačiau. Banditą. Iš kur tu žinai, kad jie ten jis? Tarpdury. Stovėjo ir pasikavęs su peiliu prieš moterį. Man atrodo, kad buvo jis. Gal ten kaimėtės, žinai, jie prisigeria savanės, kartais mėgsta patriukšmauti. O. Tikrai panašu, kad mūsiškis. Aš ir sakau tamsta, kapitonė. Šunolis, kad įmaknojo tiesiai į kiemą. Kągi jis man padarytų su peiliu? Iš kur tu žinai, kad jis neturi šaunamo ginklo? Radom bėglį. Na? Nieko nematau tamsta, kapitonė. Matyti, jisai dabar viduje. Jie turim daryti prielaidą, kad ten viduje yra ir civilių. Žinoma, vienkiemy turi būti šeimininkai. Kol nieko tiksliai nežinome. Veiksme, lyg tai bėglys būtų paėmęs įkaitus. Šatum! Jei paleisiu ranką, nerėksi? Taip, tai atpūstaudavau. Ar žinai, kas sodyboje gyvena? Kas jau? Petruskai gyvena. Bet jūsų vyrai jų neplėskite. Nieko jie neturi. Kas tie Petruskai? Petruskai daugia. Antanas su Boba. Pensininkai. Du? Nugi du. Na, ką sužinojai? Sodyboje du pensininkai. Jūs ką vyrai, buitininkai?
Tai šnapsas pas Onutę pirktas. Valdiškas. Ne muitininko Lietuvos kariuomenė. A, tai ką, laida kokia prasidėjo, ar maneurai? Dviratį. Tai aš suprantu. Tai vyrai šnapsą, tai gal Jeigu supranti, tada tyliai, gerai? Vyrai, bet šnapsą tai atiduokit. Vyrai, kaip nebuvo. Vyrai, šnapsą. Šnapsą, vyrai. Nu, pažiūrėkim, ką mesgi čia turim. Oi, nu silpnai turiu pasakyti aš tau. Silpnai. Nu, kokia tu šeimininkė, ką? Nu, kas taip tėvelį prižiūri? Šeimininkauji tu ar tėvas? Jis? Nesąmonė. Nu, tu pagalvok. Vyras ir šeimininkė. Neskamba. Nu, ten kokį šašlą pakepti, tai aš dar suprantu gamtoj, tai čia vyriškas darbas, bobai tai tokio darbo neduosi, sugadins. Nu, vynį įkalti. Spynavo pakeisti. Čia tai taip. Nu, tu man žiūrėk, pradėsi sačkavoti nuo tokių metų, tai kas iš tavęs bus? Po to lauksi princo ant balto žirgo, kad padarytų pusryčius iš 5 patiekalų, ne? Silpnai, Litiocha, oi silpnai. Namie galėtum laikyti gal ir geresnį alų. O! Šaltas kaip lavono kiaušai. Nori? Teisingai. Negalima tau dar, negalima, jauna dar. Pradėsi gerti nuo tokių metų, po to sustoti negalėsi. Žinok, nieko nėra blogiau už alaus prisisiurbusią bobą. Ne, nu, kito alkoholio tai ten dar, gali kentėti. Bet alaus prisisiurbusi tai blogiau nebūna. Negana to, kad puolam kaip tapkė. Smirda, tai yra, atsiprašant, apsimyšt gali bet kuriuo metu. Tėtis ir tai mažai geria. O tu čia jau man geriau nepasako, kas su tavo tėvu, tai jau esu tikrai ne vieną butelį perlaužęs. Bet jūs juk nedirbot su juo. Kodėl nedirbo? A ką tu? Matosi, kad nedirbo? Nu gerai, nedirbo. Dirbo, bet ne armijai. Tėtis sako, kad reikia sakyti ne armija, o kariuomeniai, nes tai yra 2 skirtingi dalykai. Bet kas pas jūs per šeiminėlė tokia, ką? Labai norite kitus žmonės mokyti? Norit mokyti? Tai žinau aš tos skirtumus. Ir ten tas pats, tik tai pagonai skiriasi. Tai kur jūs... Klausyk, viskas, tu nori žinoti, kur aš dirbu, taip? Aš tau galiu pasakyti, kad aš toks dėdė, kuris labai nemėgsta, kai jį tardo. Vat leis truputėlį atsipalaiduoti, toj pat ant galvos lypa. Aš atsiprašau. Tu viskas užsičiauptų. 10 metų tau nėra. Tu pažiūrėk į save, jau bambi kaip sena boba. Aš labai atsiprašau. Viskas, užsičiaup. Ateik čia. Kas čia va šita? Va. Čia mano mama, kuri žuvo avarijoje prieš 3 metus. Vo, blin. Nežinojau. Nežinojau, ta prasme, kad avarijai žuvo. Gaila, bet... O, gražiai ciolka buvo, matos. O, dar viena nebloga. O, kas čia tavo teta? Ne, čia mano klasės auklėtoja. Auklėtoja? Tu ką tu? Atominė boba matosi. Mano tai auklėtoja, įsivaizduok, buvo 100 metų ragana, kuri dėstė lietuvių kalbą. Tai jeigu ką nors ne taip pasakai, tai metam užsisėda, viskas vamzdės. Tavo ką dėsto? Matematika. Klinikinis atvejis. Vo, Litiocha pagaliau atvažiavo. Tėti! Tėti, aš bijau.
Eik. Ei, tu. Atėts maladėts. Atsargiau su savo galūnė. Kas čia? Oi, tavo puška. Matai ir pravertė. O tai dabar mane būtum sumušęs kaip kokį lochą. Aš tau sakiau, nelys prie mano dukters. O kaip man su tavim susitikti, ką? Tu mobilaus nekeli? Ką tu nori, kad aš po langai stovėčiau? Aš negaliu. Aš esu biznio žmogus. Gerai, viskas aišku. Dabar dink iš čia. Staigiai. Dingti? Ne. Lytiocha, tu mano mielas. Mūsų laukia pokalbis. Sidai, sinku. Ilgas pokalbis laukia. Sėsk. Ну, хватит лежать. Давай еду готовь. Galima aš jį apžiūrėsiu. Да выживи, давай курицу готовь, быстро. Живучий падла, а? Ну что мне тебя? Зарезать, чтобы ты здесь не ползал, а? Ну ты можешь тихо полежать? Я поем и уйду. А будешь ползать, придется ноги укоротить. Ого, старичок, дуло. Это времен Первой или Второй мировой войны? Смазанное? Так ты что, хотел убить меня, падла? Наверное, стрелял уже на войне. Мальчик наградом своими грязными руками. Замолчи, дурак, я тебе сейчас покажу грязные руки. Скажи спасибо, что советские медали. Были бы фашистские, в задницу тебя засунул бы и на суку первым повесил, падла. Иди, ведьма! Сейчас так. Ты готовишь курицу, а ты сидишь и не двигаешься. А то обоих расстреляю. Мне пофиг. Я в вашей тюрьме сидеть не буду. Vis dar nieko nematau. Gal vėl pabėgo? Ne, šį kartą nespėjau. Reikia laukti. Negalima taip gulėti ir nieko nedaryti. Elini Krasauskai, kas tau sako, kad nieko nedarysim? Kantrybės, kantrybės. Tiesiog viskam savas laikas. Tai jeigu ten tos senukus kankina arba blogiausiu atveju iš vis nužudys, kas tada? Filmų prisižiūrėjai. Reikia gauti kažkokios informacijos. Nu, tai aš galiu nueiti. Kaip? Ką tu siūlai? Nu, vietoj šito. Persirinkčiau jo drabužiais, paimčiau dviratį su degtinė, tipo parduoti. Apsižvalgyčiau, gal išeitų net į lauką išvilioti. Ne, per daug pavojinga. O gal pavyktų, kapitonė? Gal, bet tada eisiu aš. Nu ir kas čia dabar juokingo tokio? Na, jūs tamsta kapitonė pats netinkamiausias aktorius. Kaimo girtoklių jums tikrai nepavyktų suvaidinti. Jums ant kaktos parašyta, kad karininkas arba blogiausiu atveju mentas. Ir policininkas. Manai sugebėsi? Tada žiūrėk, tai jokio heroizmo. Nuėjai, pasižiūri ir atgal. Jeigu neleidžia vidų, nesiveržys, supratai? Tai galima? Vykdyk. Nu, tėvuk, renkis. Visai. Visai, pasilinksminsim. Šnapsą irgi atimsi. Duok rūkyti.
O kaip mano degtinė, taip nebuvo tartasi. Tavo degtinė rekvizuojama valstybės reikalams. Nu nieko, gražin. Tamsta kapitonė, galiu vykdyti? Krasavskai, būk atsargus. Tai įsakymas. Būk atsargus. Vykdyt. Klausau. Ką daryt? Kai turi čigono širdį, nieks prie stalo nepakvies. Gaška. Romaldas Gaška. Pulkininkas leitenantas Vainora. Sėskit, prašau. Ačiū. Kaip viskas pasikeitė čia pas jūs ir į gerąją pusę. Teko čia būti? O, taip, kažkokia 10 metų, tai iš tikrųjų tas pastatas atrodė toks nustekentas. Taip. Prieš 10 metų buvo apgailėtinas, iš tikrųjų. Taip. Bet jūs ką, neatsiminimais tikiuosi čia atėjote dalintis, ar ne? Kokiu reikalu? Taip, iš tikrųjų neatsiminimais esu verslo žmogus, taigi prie reikalo esmės iš karto. Mano sūnus čia tarnauja pas jūs kariuomenėje. Teisingai, Gaška Deividas, taip? Taip. Tas pats, kur išgelbėjo merginą nuo banditų. O, taip. Taigi jis didvyris. Taip. Taip. Tas pats. Aš turiu jums padėkoti už jį. Už ką? Na, kad jūs išauklėte tokį sūnų. Ir antra dar todėl, kad jūs nebandėte išsukti, kaip kiti tėvai jo, nuo karo tarnybos. Taip. Tarp kitko, kariuomeniai labai trūksta tokių vaikinų iš inteligentiškų šeimų. Na, suprantat. Taip. Taip. Taip, tas tai taip. Pulkininkė, bet matot. Leiskit paklausti jūsų. Ar pats turit vaikų? Tai aišku. 2 dukras. O, bet gal kiek sunkiau bus suprasti mus, kaip jaučiamės turėdami vieną sūnų. Nesuprantat, iš vienos pusės aš viską puikiai suprantu, čia ir pareiga tėvynė ir vyriškumas, bet iš kitos pusės metai bėga. Per tuos metus, kai pagalvoju, kiekgi galima būtų visko nuveikti. Čia aksto, taip sakant, su šautuvėliu po laukus griovius. Taip, aš jums visiškai pritariu. Iš tikrųjų, karo tarnyba taikos metu turi būti, na, savanoriškas profesijos pasirinkimas. Ir tikiu, kad mes to ir pasieksime. Tai galiu sakyti. Ir galiu galvoti, kad mes supratom vienas kitą. Taip, žinoma, kokia nors trauma ar kad sveikatos ne per daugiausia, žodžiu, padaryti taip, kad Deividas sugrįžtų jau dabar. Jau dabar, kad sugrįžtų į namus. Ne, iš mūsų pusės būkit ramus, aš tikrai neliksiu jums skolingas. Matas, gerbiamas ponia Gaška. Vien dėl Deivido. Aš galvoju, kad mūsų pokalbis baigtas. Prašom išeiti. Ты что, старуха, куриц не кормишь? Мясо такое твердое. Valgyk, vaikeli, valgyk.
Valgyk, mažumus paskui paleisi. Бля, столько лет учили вас русскому языку, а ты все на своем птичьем. Соли дай, соли мало. Чеменекай! Рошелюка отнесел! Чагин! Слушай, старая, пошли его подальше. Если проболтаешься, обоих пристрелю. Аргирди, Чеменекай, Аришмерет visi! Алло! Vaikeli, bėk iš čia, bėk iš čia. Pabūtė, kur dėdukas, aš va jums vinelio atnešiau 3 butelius, kaip šitą, kaip prašėt jūs. Kad aš neprašiau. Ne, tu tai ateikit, pasėdėsim va čia valaužiuką, kokį susikursim, padainuosim čia viską. Jūs ką, svečių turit? Svečių turim. Kiek? Vieną. Pažįstams? Nepažįstamas, ne. Nu, nenorit, kaip norit. Ką daryt, jei turit čigono širdį? Стой! O! Стоять, ты кто? O, vinelio turiu. Стой, ты что, сука, не видишь ствола? Идиот! Идиот. Стой, стреляю! Ты кто? Ты кто? Старуха, это кто? Деревенский идиот? Идет. Идет. Ну, давай выпьем. Да. Geras vinelis. Во, 3,20. Во. Хорошее вино. Да. Ну, давай еще Во. возьмем. На. Эй, мало бутылись, эй. Отстань, гнида! Деньги, эй. Ой. Эй, деньги, эй. Деньги, эй. Вот видишь, когда деньги нужны, сразу русский язык припомнил. Деньги, эй. Молчи, урод! Деньги, урод, да. Вот лучше выпей, пока разрешаю. Да. Ой. Ой. Так значит, живой, сволочь. А, мне доктор нужен. Ой. O kas tu toks? Kaimynas. Va, dėdukas gersi. Rašaliukas, gersi, dėdukas gersi. Пьяный уже, дедука. Пьяный. Ой. Ну что, герой Великой Отечественной, говоришь, доктор тебе нужен. Пережил войну, переживешь и это. Не будет тебе никакого доктора. Пьяный, дедукас пьяный. Уже пьяный. Идиот, пьяный идет. Во, жара прошел. От идиот. Ой, пьяный идиот. Gera tarnyba tam Krasauskai, viskas galima. O rašalą, kad mokiau, kaip Hrončius. Elnigaška, pokštus palikt? Klausau tamsta. Skrudinyti, matai taikinį? Mačiau, jis viduj. Viduj? Viskas, ruošiamės šturmui. Norkau, eisi su manimi. Gašką pridengsi. Klausau tamsta. Эй, друг, иди сюда, у меня там на велосипеде водка есть. Palaukit, tamsta, kapitonė, matau jį vėl. Dabar jį užstoja Tadas. Ramiai, liekam savo vietose. Так у тебя водка есть? Водка есть, вот, тут, вот. Oi, prisižais, Krasauskas. Prisižais. Skrudinytė, laikyk bėglių taikiklį, bet šauti leidžiu tik kraštiniu atveju. Klausau, tamsta, kapitonė. Bandysim paimti gyvus. Seržantė, paskui mane. Вот, водка, вот. Ну, чё ж ты молчал? А это пулемет? Пистолет идет, ты что, не видишь? Пистолет идет, да, можно? Не можно.
Ах ты, сука. Идиот, говоришь? Gerai, kad ne aš. Puikiai atlikta. Tik tai kam tu rizikuoji gyvybę, atminėdamas ginklą, ką? Vadauginau tamstą. Kaip? Stengiausi. Palikt kalbas tu. Tik atsikelti, motin. Ačiū jums, kareivėliai, jau maniau nebesulauksiu. Visą karą gyvas išlikau, o dabar maniau paskutinioji. Atliekam savo pareigas, sakykit, kaip jūs laikote. Oi, nieko baisaus. Taip lengvai manęs nepaimsi. Na kaip tu, artistė? Gerai. Jūsų darbas. Dar sekundė ir man būtų viskas. Ačiū. Na ką, eilinį netraškina? Po tokio spektaklio. Šiaip aš negeriu. Namuose prisižiūrėjau. Litioka, ką? Viena skarbinė buvo? Litioka, nu ką, negi viena alaus karbonkė beliko, ką? O ką? Blogai, nu, kitą kartą, kai aš atvažiuosiu, tu man paskambink, tai kad aš atvešiu kokį six-packą, o tai čia aš pusę valandos tavo aiškinu, šitą balsas jau matai užkimė, o aš atsigert neturiu ką. Sakykime, aš pristatysiu krovinį vietą. Ir viskas? Tiesnai Pienerskaja. Viskas, daugiau nei tu mūsų matai, nei mes tavęs matom. Tu, ką įsivaizduoji, man čia labai malonu sėdėti va čia va ir ant tavęs važiuoti visą laiką? Tu taip galvoji, ne? Aš dabar ramiausiai su Hebra kalčiau rusiškai į lūzą. Arba su kokia pana sėdėčiau Kanaruose. Kur man žinot, kad tu nemeluoji? Nu, tipo... Nu, pavyzdžiui, nuvešiu aš tą krovinį vietą, pristatysiu. Po to sakysi, dar darbas, dar. Litioka, nu tai aš taugi aiškinu, šitas reikalas ir viskas. Ir aš atiduodu viską, ką turiu. Viską. Zajavą mergos į prokuratūrą, įrašus, kopijas, originalus. Aš viską tau atiduodu, supranti, viską tau atiduodu. Tu palauk, tu ką nori, kad aš su visu šito šūdu nueičiau jų pas notarą ir užtvirtinčiau? Yra dar viena problema. Klausyk, Litioka, jokių problemų nėra. Aš jau viską pasitikrinau. Viską. Kai jūs važiuojate į tą misiją, nu, ten, bet kaip ten, tipo, tas, kaip ten, peacekeepingas. Peacekeepingas jūsų netikrina, į Afganą, į Kosovą ten. Netikrina, viskas gerai. Tu, jeigu nori, gali prasivežti kokį net auksinį Adamkaus tašikadą. Nori koksą kilogramą. Viską. Negaliu aš važiuoti tą misiją, negaliu. Klausyk, Litioka, tu mane pradėti erzinti. Aš darausi piktas. O kai aš darausi piktas, kitiem būna vamsdėts. Matai, aš neturiu kur dukros palikti. Štai 3 metai jau va čia sėdžiu. Kaip tu neturi, nu palauk, šitą bobutę ten, nu dėdukas ten, tetutė, neturi nieko? Nieko nėra, absoliučiai nieko. Nu, nežinau. Litioka, aš esmę tau papasakojau, o tu jau kaip nors sukis. Žinau vieną. Tavaras turi nuvažiuoti į Kosovą, o kaip, tai čia jau tavo problema. A jeigu tu savo merginai nerasi auklės, tai aš tau ją surasiu. Nu, Litioka, linksmiau, Litioka. Gerai, laikykis.
10-oje garbės kuopos serijoje karių laukia dar vienos pratybos. Tokių pratybų kariai dar nematė. Teks patirti ne tik fizinius, bet ir psichologinius krūvius. Tokius, kurių dažnas neatlaikytų. Dažnas, bet ne Lietuvos kariai. Tuo tarpu apie Erkę pradeda veržtis kilpą. Žodžiu, manęs paprašė, tiksliau privertė tą pareiškimą parašyti, suprantat? Na, o išprievartavimas? Na, koks dar išprievartavimas, nesąmonė čia viskas. Apie visą tai kitą šeštadienį 9:30 vakaro garbės kuopoje. Bet atsimink, nebus babkių, nebus ir sprogimų. Visas pasaulis po tavo kojom, o tavo pareiga saugot rytojų. Tu negali abejoti savo sprendimais, nuo jų priklauso žmonių likimai. O dangus virš galvos, raudonos spalvos, toks pat kaip kraujas iš tavo žaizdos. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu kažką brangaus namie palikai. Gal tu dabar toli nuo tėvynės, bet meilė širdį kaip kulka krūtiniai. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu ne vienas, šalia tavo draugai. Ir kai sugrįši namo į gimtinę, nepamiršk tos dienos, kuri galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė.